Labas rytas suraitytas. Tai žodžiu, iš to geležinkeliaus tuneliaus kap išlindau ir man iki jūros čia dar buvo, gal tai nikap nenusibeldžiau iki vandens. Tai tiesiog sustojau ir miegojau mašino ir aš miegojau tiesiog prekybos centro aikštelė. Čia iš ryt, ką pradėjai važiuoti, šitos mašins visos. Bet kai pradėjai žadinti, bet šiandien leidau savo ilgio pamiegoti, šoviau. Dabar ir po 8:39. Bet gerai išsimiegojau ir šiandien net ir daug nusimatys objektų, šiandien nors spausti, nes reikia kažkiek biškį apvažiuoti. Nu tai šiandien kur planuoju važiuoti. Tai esu dar ganėtina netoliai Helsinkiaus, tai važiuosiu pro Turku, važiuosiu pro Raumą kažkokią, paskiau į Vasą. Daugiau bijau planuoti, nes neįsivaizduoju, kiek užtruks, tai tiesiog leku palei krantą. Tai prieš kylant į kelią, sustojau dar į degalinį, o Suomijo kainas visai neblogas. Kažką planavau dar Estijoje užsipilti pilną baką, bet užmiršau, kad skubėjau įkeltą. O čia turėjom už dizeliną 2,20 €, pačio pigiausio degalinė. Kitur mačiau buvo 2 kem. Pirmasis tunelis kelionis. Jau galvoju, kad reikia kažkur sustoti biškį pakimarinti. Ir kaip tik iš poli motelis. Iškart akį patraukė, galvoju, reikia stoti. Aišku, motelis ir neveikiantis, bet ir neatrodo, kad būtų labai apleistas. Apeisėm aplinkau, gal kažkur ir daus mums kokį įėjimą. Nors panašu, kad labai gerai užrakins. Muni stebėjant kartas tos užsienio šalis, kaponiai sugebi išlaikyti tokius pastatus. Į katrus nieks neįeina, apie jau aplinkau visur gražiau užkalta. Nieks neįeis. Pas mus jau būt sena išdaužyta ir įeita. Matau stalo barėlis ten. Čia giliau keimi dar kažkokių trobėlių radau. Žiūrėčiau, baseinas koks buvo. Nice. Koks ronkins. Tai kadangi jau pristojau, tau pačiu ir pavalgysiu biškelį. Greit vandenėlios užsikaitam, primotelios ir paėsiam. Pavalgėm biškai, užėdėm ir dabar lėksim link Raumą. Ten kažkoks gražus senamiestis, man atrodo, bus, tai trumpam užsuksim. Oi, tai dar prieš šokant į autostradą, į kelią, galvoju dar greit sustosiu, įsimesiu GoPro medžiagą į laptop. Aš šiaip ant savo laptop iš tikrųjų labai retą naudoju. Naudoju dažniausiai tik tą kelionės, kad išvažiuoju kažkur ilgesniam laiko, kad prie kažkur susikelti savo medžiagą, tai tad pasiemu. Ir labai dažnai susidurs tokia problema, kad kaip noriu prisijungti prie kokį Facebook ar dar ten prie kokių nors kitų akauntų. Neatsimenu slaptažodžių. Kadangi dabar jau nebėr, tai slaptažodžiai tokiai paprasti, kaip seniau ten būdavo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tarp kitko buvo atlikts slaptažodžių tyriems Lietuvo. Tai iš 200 populiariausių slaptažodžių Lietuvo 5-9 slaptažodžiai gali būti nulaužti per 1 sekundę. Ir pats populiariausias slaptažodis Lietuvo ir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aš tai išvies atsimenu, man pats pirmas slaptažodis buvo termosas. Nicknames buvo termosas eta one.lt,
o man slaptažodis buvo termosas. Paskiau, kaip jau reikėjo pasikeisti į sudėtingesnį slaptažodį, tai tiesiog Veinetą gali uždėjau termosas vienas. Dabar, ką pagalvojus, tai brolyti. Apskritai, dabar, kaip gali su Facebook prisijungti prie kažkokios, tai internetinis parduotuvės arba šiaip prie kažkokį website, tai čia irgi bet kiek nesaug. Nes jeigu kas nors nuhakins ton tavo Veina Facebook akauntą, unsa galėtų prisijungti prie bet kokį website, kur tiesi išsireginti su savo Facebook. Ir jeigu Veina iš svetainių ir internetinį parduotuvę ir tu ten suvedė savo banko duomenis, gali tik pamoti rankelę ir pasakyti viso gero banko akaunte. Tai žodžiu, prie ko mes vedam, kad jeigu išvengti visų tokių šitą nesąmonę, su slaptažodžiu užmiršimas, su slaptažodžiu užsirašymas ant lapoką, ar su slaptažodžiu saugumas ir stiprumu, mums į pagalbą atbėga NordPass. Ko daro NordPassas? Visų pirm, tai jums tau gali sugenerauti belę kokį stiprom slaptažodį. Visų antra, tau tuo belę kokį stiprom slaptažodžios nereikia atsiminti. Nes tu turi arba telefonį appsą, arba programėlį kompi, kur visi tau slaptažodžiai ir patalpinti saugiai. Tada prisijungdams prie bet kokį savo akauntą, tau tiesiog tereik pasirinkti vieną iš savo slaptažodžių, paspausti prisijungti. Nereik nikada atsiminti tuo savo ten 4712 kablėlis taškiuk žvaigždutį. Klausėjams, ar tas slaptažodžių tvarkyklį ir saugi, visiška saugi. Visam pasaulyje jau virš 14 milijonų žmonių naudo NordPass. Tai jeigu sugalvotumėt pradėti rūpinti savo privatumų ir slaptažodžių saugumų ir sugalvotumėt išbandyti NordPass, su nuolaidos kodu Samoška gausit papildomų nuolaidų 2 metų premium planų. Tai nuolaidos kodas būtų Samoška ir linką, kad galėtumėt panaudoti, palieksiu video aprašyme. NordPass. O mes, kadangi jau pilnas pilvas, tai manau, kad galim šokti į kelią ir judėti toliau. Tik biškėlį pavažiavau. Žiūrų, mašin sudaužyt stovo. Dėdėl tikimybė, kad briedį jaučiu pagavo. Oi. Tiesiog numetė į kraštą. Ton mašiną nunes. O ko daryti? Naktį daug briedžių vaikščio, reikia atsargiai važiuoti, kai man taip nebūtų. Ir jau buvėn. Išlipau į Raumą. Greit 10 minučių prabėgam per senamiestį. Tai pažiūrėjau, kad Rauma miesto ir 575 metų. Tai tikrai ganėtina sens miestans. Tai šitą gatvėlis interesnas. Aišku, ką priklauso Turgus miestui. Begalybė žmonių, visur pilna. Stengus nusisokti kažkur iš šoną, kad būtų kuo mažiau. Žiūrėk, koks šitą mašiną stovi prie chatų. Volvo Deluxe. O tak. Čia kažkoks festivalis vykst, pasirodo dar centre. Čia pasirodo visokios valstybės siūlo paragauti savo maistą visokį. Čia pavyzdžiui, Ispanijos maistas. Ten toliau matau Turkijos ir šitą Estiją, Olandiją. Reikia eit paieškoti Lietuvos.
Ukraina. Šitą iš Anglijos. Su visą autobusą atvarė. International Grand Market. Man Lietuvos vėliau tai matau. Bet parduotojus lietuvių nikap nerond. Dar praeisiu, gal ras kažką. Nu dėja, bet lietuvė nerasti. Apie jau, man atrodo, visišką vėsą tom torgu. Negalėjom užsisidėti, reik virinti toliau. Dabar varysiam link miestą Vasą. Galbūt ten ir jau apsistosiam, nežinau, dar 300 km iki ten. Žodžiu, biškėlį sustojau ir pagalvojau, kad čia Suomijoje reik labai atsargiai su greičiu. Labai reik stebėti ženklus, nes greičių matuoklių belė kiek daug. Kur kažkur pasikeit greitis, iškart greičių matuoklis. Tai mes čia dabar screenshotą iš telefono, iš Google Maps, kiek ir tų šitą pelną visur greičiaus radarų. Sakau, važiuoju, kaip raudonų kilimų, bereik fotosienėlis ir gali fotkinties. Čik. Aš čia biškėlį taip šitą, pasėmiau batonezą tokį. Biškėlį su konservukas, kapt. Prie kažko sustojau garažą. Atvažiavau į miestą Vasą. Ir čia susiradau, ko daugiau, jeigu neapleista, atrakcionų parką. Vasalandija. Aišku, vidų, nežinau, kas dar ir likiam, bet pabandysim tu jau įsimesti vidų ir greit prasibėgti. O, iš lėto leidžiasi saulė. Žodžiu, jie jau į vidų, bet čia dabar, kaip suprant, ir padaryti tiesiog grafiti parks kažkoks. Ir tie biškėlį aptvarkyti, kaip matau. Viens kit žmogus vaikščio ir čia ir kaip grafiti parks kažkoks. Nes apipaišyt tai nenormalė. Žiūrėjau, mašinas senas kažkoks. Pilna grafičių buteliukų. What? Čia irgi dar buvo kažkoks aparat pažaidimo. Čia dar žaislų visokių. Žiūrėk, tunelis gali palondžiati. Kaip gliūčiam tos spalvas. Žiūrėk, koks čia kambarėlis. What? Žiūrėk, šitą printeris. Kolonkis. Šteliks, blemba. Plokštėlių grotos.
Žiūrėjau, laptops. Čia dar vienas atrakcijons išlieks normalus. Čia jaučiu to vieto saudindavo į tus vežimukus. Ir tada tie virš praeidavo. Šitą valdymo pults dar yra. Jaučiu pasukdavo raktų, čiukšt. Matydavo viskon, aplinkau. Čia jaučiu vundinių plaukdavo tiesiog po bištį. Nu dabar iki pilnos laimės beleikt, užliepti virš tau tą keliu. Bandom. Čia gal nelaba tokie slėpti, bet čia liktai takėlis ir palei šoną. Bandysim pakelti droną dabar čia. Pakelam ir dingstam laukan iš čia. Tai jo, žodžiu, toks tas atrakcionų parks, bet šiandien aš dar 300 km noriu nuvažiuoti iki miestą Oulu. Ir ten turėčiau apsistoti, žodžiu. Bandau važiuoti, jeigu nenuvažiausiu, stabdysiu kažkur arčiau. Bet turėčiau galbūt nulėkti. Varom. 1000 eurų kainą už jį, tada tu vertini per tą prizmę. Ir automatiškai labai stipriai pakyla kartelė, ko tu iš to... Nu kon, jau po 11 valandos ir vakar atvažiavau prie miesto Oulu. Ir kaip keist, kuo aukščiau važiuoju, tu vėliau temst. Dabar jau bus greit pos 12. Ir greit pos 12 turim va tokį orą. Žiaurė vėjau, čia dabar pasislėpia užpušiais. Ten ir kelts kažkoks. Žodžiu. Saulė, kontik ten nusileido. Galvoju, čia šitą gal šauti palapėlį, biškai pasislėpti nuo vėjos. Ir būtų tigrą fainų veitėlį šmeigoti. Aš čia pasistačiau palapėlį, vėjėlis belė koik dydžiaus. Biškėl kito veito, golfester šitą priparkauts. Šoviau šitą prie pat vandens. Ir jau dabar 12 valandų vakar. Žodžiu, dar nenuėjau miegot biškelį, tai norėjau parodyti, dabar yra lygia 1 valandą naktais. Ir tokį šveisomų dongus dar laukia. Nice. Spėju daugiau ir nebesutems, nes žiūrėjau laikrodį, rodė, kad 4 valandą ryt kels saulė, tai realiai už 3 valandų jau kels saulė. Nu tai viso, varau mėgoti. Šiandien nuvažiavau 800 km.
Pagaliau padariau kažkiek tų kilometrų, nes prieš tai 2 dienas kažkaip taip labai lėta viskas man buvo. Šiandien padariau kilometrų, rytoj vėl turėčiau nemažą nuvažiuoti. Žodžiu, varom mėgoti, sustiksim rytoj rytą. Nu kon, 4 dieną jau. Eina sau. Sakyčiau, biškį vėjuota, ne? Bet mėguot visišką netrokdė tos bangas, atsiguliau ir mėgtų. Biškį vėsok, aš iš tikrųjų net striks nepasėmiau, nes kažkaip išvažiavau, buvo atrodo karšta. O čia tai ir tik ta 14 laipsnių šilumos. Brrrr. Arba reikės stoti striks pirkti, arba nežinau. Gera, pakuojamės daiktus palapėnį ir reikės judėti. Šiandien pasieksim Švediją. Iki Švedijos yra daugiau negu 100 km, bet visai netoli. Jep. Žadintovas. Pois 8. Atsikėliau pois valandos anksčiau negu reikėjai. Pliusas. 50 km daugiau nuvažiausim. Nu ko, Golfesteris užvest. Reik judėti link Švedijos. Ir šiandien labai norėčiau nuvažiuoti apie kokius 800 km. Tikiuosi pavyks. Ten tas miestėlis, Unseinas, kur buvau Suomijai, Švedijai, tai ten toks labai nuobodus, tai net nestojau. Dabar varom biškėlį toliau iki miestą Lulea. Ten gal reiks išliepti biškį, pramankštinti savo kojas jau. Labai daug remontų visur. Čia dabar visai netoli, dar už 30 km. Yra toks bunkeris. Vakar vienas žmogus parašė Instagram, sakė, yra bunkeris vieno vieto. Sakė, jeigu važiuojasi pro šalį užsuk, tai bandom nulėkti. Bandom nulėkti kažkur į kalnus, yra sens bunkeris. Tokias keliukas kyl štai kalną dabar. Bet kelias yra asfaltuotas, kas ir biški keista. Žodžiu, paliktą mašiną čia ir bandom kažkaip tiem patekti į tą bunkerį. Teks, man atrodo, biškį per mišką eiti. Jau šio kelionė ir tekina eiti per mišką, tai nieko nauja. Šitą ir mėlynių, kaip Lietuvo. Ten tas pats bunkeris. Vau, čia koks kalnas. Bet panašu, kad aptverta. Nors ne, kažkokį skylį matau tvaro. Eina savo. Žiūrėk, čia kokį tuneliuką. Prašom užeiti. Jūs turbūt juokaujat.
Ten unta ir vėrvi, ten jaučiu reik per almų užlėpti. Nejaugi nėra kietą nulipėm. Aš niekad nesu matęs nieko panašaus. Čia iš pirmą pasaulinį karą dar bunkeris. Ten matau duris yra atidarinėtas, tai čia reiškia gali įeiti vėdų. Bet įeiti vėdų reikia pereiti pirmą ton šitą griovį. Eina savo. Pabandysim dabar apeiti aplinkų ir gal surasim, ką reik nusileisti į apačią. Čia šitą jaučią jiems irgi ir virvis. Čia su tom virvim turi nusileisti jaučią į apačią. Bet čia biški trūksta, nu. O gal užtenkti? Davai bandau leistis. Kažkas padarė labai gerą darbą. Užrėša virvis. Tai dabar jaučiu reikia ten į kietą pojas, kur buvo kietas virvis ir ten galėsim užliepti viršų. Ir čia šitą viskas buvo išgriauta su runkom ir su dinamitu. Čia šitą turbūt dabar reikės lėpti. Ai, čia dar vienas aukštas žemiau. Wow. Ganėtina nesunkia. Ten matau duris atidarytas. Čia pabūklas. Bet čia tų pabūklų daug. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai, čia tuščia. Kažkur reikia susirasti duris įėjimą. Tikiuosi, kad įėjams nebuvo kažkur apačio, o čia rasiu šitą įėjimą. Šitą kokį tuneliuką pasislėpti žmonėms. Nu čia turbūt eina toks rats aplinkau didelis. Čia apsemt. Čia radau duris. Ir čia matos, kad ir užmūryta. Čia jaučiai ir patekėmsi ton patį tikroje bunkerį. Bliamba. Nejaugi nebus kietai jam. Aš jau pradedu abejoti, ką man čia reikėjo lėpti. Galbūt buvo jiems kažkur apačio. O aš iš karto patį viršaus. Pamačiau sunkiausiai jiem ir iš karto pradėjau nuo sunkiausiaus. Nors iš pat pradžių dar net neapėjau visos apačios. Eina savo, dabar tiesiog reiks atgal leistis tolyn. Radau biškį kietą jiem. Bet irgi ne faktas, kad jie įsivėda. Nors kažkoks jiems yra. Eina savo, čia koks tunelis. Wow.
Nesvaik. Čia tuo ilgo mažė, čia koks tunelis ir čia šuoni. Dar ilgesnis. Wow. Nebesvaik. Žiūrėk, čia dar ir vamzdžiai išlikę. Ir svarbu paskiau išėjimą tik tą surasti. What the fuck? Čia į viršų dar kažkur gali lėpti. Pabandys užlėptas laiptas, pažiūrėt, kas ten ir viršų. Čia kiek vandens. Eina savo. Kas ten yra? Čia jaučiu paleisdavo raketas. Ne, nu čia pats motoras čia sukinėdavo stovėtą. Radau rūsį kažkokį dar. Bunkerį ir rūsys. Mes nusileidėms. Čia kriauklės ar kas čia yra? Tai kiek čia žmonių dirbdavo? Wow. Kambariukų visokių. Ok, čia irgi kažkokį šachtą. Net nepastebėjau vandens, prisėmiau biškį. Žiūrėk, čia kokį laiptuką dar. Kaip šilta laukia. Bliam, aš kaip suprantu, aš čia ėjau tik tai mažoji dalį kažkokį. Nes ten turėjai būti dar daugiau. O aš čia kažkokį mažą patalpą tiesiog papauliau. Bet į to didžioji nerandu nei kaip įėjim. Oi, kaip gaila. Nu bent jau kažkur įlindau. Jo, papa. Taip, vienam vaikščiot nėra labai jauku. Galiu pasakyti tik tiek. Dabar kas likt? Eiti iki mašinos atgal. Ir šiandien stopu jau kaip ir nebeturiu. Lėkti iki savo sustojimo vietos dar apie 300 km, gal 400, bet dar tik po 4, tai turiu dar gražaus laiką. Sija. Šeimoms. Muriel šeima manė, kad ji žuvo diskotekoje, kurią per bombardavimą nušlavė naciai. Dar baisesnis, tu gali netekti oslės kvapo. Tai visa mano asmenybė yra dėl mano išsigimimo. Oi, broliukai, dobiliukai. Čia tik spaudžiau. Jau esu nuvažiavęs 700 km šiandien. Iki tikslo dar lieka apie 100 km. Bet, kadangi jau ir po 8, o parduotojas daugumą dirba tik ta iki 9, tai stojau dar čia biškį pusiaukelį į parduotuvę kažko nusipirkti, kad turėčiau vakarį paėsti. Kažkas kompė. Ikon iš kupsa pasiėmėm. Čipsanų. Coca-Colas, bulkas, sausainį, 16 eurų.
Ta Skandinavija su tom savo kainom. Oi. Gera, šiam kilų liek iki Palapėnės vietos. Reik greičiau varyt, nes atsiboda šiandien bevažiauti. Viso gero, mielas kupai. Pagaliau atvažiavau į savo veitėlį. 22:16. Radau kažkokį aikštelį, su mašim pastačiau. Ten kažkas irgi kimarin. Tai esam čia tokio įlankėlė miesteliaus pavadinėms Ornskoldsvik. Kažką aptiep. Bundau žiaurė ramus ir žiaurė švarus. Bus jau čia proga nusimaudyti čia. Einu greit pavalgyti su mušteku, atsigerti arbats, galbūt šokti į vandenį ir čia jau čia kažkur pasistatys Palapėnė tiesiog. Tai šitą šoviau Palapėnė tiesiog prie mašins. Užsistačiau mašiną, kad čia nieks nespitrintų, jeigu privažiautų daugiau žmonių. Tai labai jaukia čia šitą šoviau. Ir kon. Varysiam mėgoti. Rytuo mon plans ir pasiekti Stokholmą. Ryto Stokholmas, poryt Kopenhaga ir paskiau Vokietija, nežinau kur stos, su Lenkija, gal Lenkijoje išvis nebestos mėgoti. Žodžiu, dar tik ta 4 naktis man šiandien bus, bet dar kokis 4 nusimat. Žodžiu, vidurys kelionės. Gerai, aš einu mėgoti, o mes turbūt susitiksam už kokių 3-4 dienų. Davai.